metais po keletos reikšmingų pralaimėjimų nacistinė Vokietija pradėjo svarstyti, ką reikia daryti su nužudytųjų palaikais. Taip buvo suformuotos 3 grupės. Dalis jų eidavo tiesiogiai, dirbdavo taip vadinamajam kautynių lauke, imdavo iš duobių lėles ir kraudavo į laužus. Pačioje pradžioje degindavo po 300 kūnų. O visi suprato, padarys tą darbą, tokių liudytojų niekas nepaliks gyvų. Jie pradėjo kalbėti apie pabėgimą. Buvo aptiktas šulinys ir buvo galvojama, kad galima gal prasikasti po sieną ir patekti į išorę, padaryti tunelį. Kai mano tėvas buvo atsakingas, reikėjo išnešti smėlį. Tai mano tėvas buvo atsakingas už šitą smėlio išnešimą. Kiekvieną dieną iš ryto, kai jie išėjo į darbą su lavonais, tai jis turėjo išnešti kišenėse smėlį ir buvo atsakingas už tai. Tačiau čia pamatė, kad vis dėlto pastato konstrukcija, pamatai iš akmenų luitų ir prasikasti neįmanoma, tiesiog betono sienos siekia iki 2 metrų storio. Ir tada Podolskis sako, žinot, mesgi niekad neužeidavom į 2. aukštą, nes 2. aukšte aš žinau, kad yra ten kažkokios durys. Kadangi mano tėvui svarbiausia buvo vienybė, kaip ir dabar Izraelyje svarbi tautos vienybė ir lietuvių tautai svarbi vienybė, kai yra tokia grėsmė, jis sutiko išklausyti karo belaisvių pasiūlymo. Podolskis ir Šachovas nuvedė jį prie geležinių durų ir pasakė, kad už šių durų yra tunelis, kurį įveikus būtų galima pasiekti forto sieną. Siena 6 metrų aukščio, o virš jos dar buvo 2 metrų aukščio spygliuotos vielos tvora. Ir tada galvoju, ką galima padaryti. Ir vienas iš kalinių pasakė, lyg ir juokais, belieka mums, sako, pragręžti durise skylę. Paliko mano tėvą prie durų. Kadangi jis dirbo forte automechaniku, jis turėjo grąžtą, tad pradėjo gręžti duris. Išgręžė 7 skylutes, kai jis skubiai iškvietė taisyti automobilį. Tada suprato, kad jam nepavyks išgręžti 360 skylučių ir padaryti kvadratinės angos. Tada tėvas pasitarė su kaliniais iš Kauno geto, kad reikia rasti kitą kalinį, kuris gręžtų duris. Buvo nuspręsta, kad jaunuolis Pynė Krakinovskis, kuriam buvo 18 metų, kurio tėvas buvo šaltkalvis ir kuris pats mokėsi šio amato, gręš skylutes. Bet klausimas buvo toks, o kaipgi, kada tai daryti? Žinoma naktį, bet naktį jie visi buvo uždaryti kiekvienas savo kameroj. Ir iš ryto tėvas prieina prie daktaro, sako, klausyk, šiandien negaliu išeiti į darbą. Man taip skauda pilvus. Tas daktaras pažiūrėjo, sako, gerai, tai pasilik. Ir tėvas pasiliko. Ir tėvas pradėjo dirbti. Vieną dieną, kitą dieną, trečią dieną. Ir jau per kelias savaitės buvo viskas paruošta. Gruodžio 20 skylutės buvo paruoštas. Taip, pagalvojo, kad Kalėdos būtų labai gera diena pabėgimui, nes, kaip čia bebus, bet išgers. Gers sargybiniai, gers vokiečiai, visi išgers ir gal lengviau bus. Jie žinojo, kad jų laikas yra ribotas. Jie privalo vykdyti pabėgimą kuo greičiau, nes jeigu baigsis kūnai, juos taip pat sušaudys. Ir tada papasakoju visiems, kad šią naktį mes bėgam. Išėjo per tą skylę, išėjo per 1. tunelį, per 2. tunelį. Ir žinot, kiekvienas iš jų kažkaip pasakė, čia buvo mūsų pirmi žingsniai į laisvę. Jie išsigelbėjo. Po Antrojo pasaulinio karo liko 11 gyvų ir jie paliudijo šią istoriją. Visada tikėti, kad viltis yra. Ir iš blogiausios situacijos visada galima kažkaip nugalėti. Ir kada žmogus myli tėvynę, tai jisai viską daro, kad kitiems toj tėvynei būtų geriau gyventi. Ir šiuolaikiniam jaunimui galėčiau palinkėti, prisiminti, kad blogis egzistuoja ir reikia su šito blogiu
kovoti ir šiandien.